Sveiki, mano vardas Barbara. Kai visa tai atsitiko, man buvo 31. Ištekėjau už žmogaus, kuris vėliau ėmė prieš mane smurtauti. Iš pradžių galbūt atrodė, jog tai tik charakterio bruožai, pykčių protrūkiai dėl darbo ar gyvenimo streso, bet netrukus tapo aišku, jog patekau į keblią situaciją, iš kurios beveik neįmanoma išsinarplioti. Mano dukrai tuo metu buvo tik 5 mėnesiai, o sūnui 8 metai. Smurto protrūkiai tapo nuolatiniais, o aš, kaip daugelis moterų tokiuose situacijose, dar kurį laiką tikėjau, jei pakankamai stengsiuosi, jei pakankamai būsiu kantri, jei rasiu teisingą būdą, jis pasikeis. Kartą vyras pasikvietė mane į lauko terasą, kur viršuje ant lentynos, tiesiai virš galvos buvo sukrauti maišai su cementu. Jis šaukė: "Ateik čia!" Kai atėjau, jis sugriebė mano kairę ranką, patraukė ir įtempė mane po tą lentyną. Ir kai aš atsidūriau po ją, jis patraukė savo petį, kuriuo buvo laikinai parėmęs tą lentą. Lenta su visais cemento maišais su didžiuliu svoriu nukrito man ant peties. Smūgis buvo toks stiprus, jog netgi išmušė diską apatinėje nugaros dalyje. Skausmas buvo toks, tarsi kas būtų šovęs man į nugarą. Aš tiesiog suglebau ir nukritau ant žemės. Nuo tos akimirkos man pasidarė sunku vaikščioti. Mane apžiūrėję gydytojai užsiminė, kad galbūt aš negalėsiu vaikščioti. Laimiai turėjau draugę darbe, ji pasakė: "Netikėk tuo, tau reikia neurochirurgo." Ji parekomendavo konkretų gydytoją. Neurochirurgas žiūrėjo į rentgeno nuotraukas ant apšviestos lentos ir ramiai pasakė: "Aš galiu tai sutvarkyti." O aš norėjau juo tikėti visą širdimi. Prieš operaciją reikėjo atlikti vieną tyrimą – mielogramą. Mane paguldė ant rentgeno stalo ir įspėjo: "Svarbiausia, nejudėk. Jei pajudėsi, ateityje gali atsirasti stiprus galvos skausmai." Kabinete buvo 2 gydytojai – ortopedas ir neurochirurgas, 2 rentgeno technikės ir slaugytoja. Man nuskausmino vietą ties kaklu ir procedūra prasidėjo. Stalas judėjo lėtai, skleisdamas mechaninį garsą. Visi aplink kalbėjusi tarpusavyje. Jiems tai buvo eilinis tyrimas, nieko ypatingo. O aš staiga pajutau, kad kažkas ne taip. Buvo kažkoks keistas jausmas. Galvojau, kas vyksta, aš tuoj nualpsiu. Tačiau manęs niekas nestebėjo. Niekas nepastebėjo, jog mano būsena keičiasi. Ir vėliau paaiškėjo, kodėl. Rentgeno technikė, kuri valdė stalo mygtukus, spaudė ne tą mygtuką. Ji pati to nesuprato. Aš pradėjau greitai kvėpuoti, negalėdama sustoti, ir tik tada jie visi nutilo ir atsisuko į mane. Technikė, pasilenkusi virš mano veido, pamatė, jog aš nebekontroliuoju savęs. Paskutinis vaizdas, kurį prisimenu dar būdama kūne, buvo jos veidas, kai ji atsitraukė pažvelgti į savo nykštį ant mygtuko, ir jos išraiška pasikeitė į siaubo išraišką veide. Ji suprato, ką padarė. Ir tada viskas nutrūko. Staiga aš atsidūriau už savo kūno ribų. Aš buvau viršuje, prie lubų, žiūrėdama žemyn į visą sceną. Toji baisiausia panika, kuri ką tik siautė mano kūne, dingo akimirksniu. Nejaučiau jokio siaubo, man buvo ramu. Toks jausmas, tarsi būčiau įvyniota į nuostabę, šiltą, meilės ir saugumo antklodę. Aš jaučiausi neįtikėtinai gerai, sunku net rasti žodžius, nes tai buvo daugiau nei gera, tai buvo nuostabu. Tai buvo namų jausmas, tarsi visiška pilnatvė. Žiūrėdama žemyn, mačiau, kaip kabinete prasidėjo chaosas. Kažkas sušuko: "Kodas mėlyna."
Tai medicininis signalas, jog žmogus miršta arba jau miręs. O aš visiškai ramiai, be jokios dramos, netgi su tam tikru aiškumu pagalvojau. Jei aš esu čia, o mano kūnas yra ten ir jie šaukia mėlynas kodas, tai matyt aš ką tik miriau. Ir tą akimirką šalia manęs atsirado šviesos būtybė. Aš ją jutau taip aiškiai, tarsi ji būtų buvusi šalia visą amžinybę. Aš suvokiau ją kaip Dievą. Iš jos sklido absoliutus priėmimas, absoliuti besąlyginė meilė, absoliutus komfortas. Mes pradėjome bendrauti, bet ne žodžiais, o minties ir jausmo kalba. Ir tuo pačiu stebėjau, kas vyksta apačioje. Gydytojai šaukė nurodymus, o slaugytojas skambino dėl defibriliatoriaus. 2 rentgeno technikai pradėjo gaivinti mane. Darė krūtinės paspaudimus, keisdamiesi kas porą minučių. Atnešė deguonies balioną ir uždėjo man kaukę. Ir tada šiai šviesos būtybei pasakiau, man reikia grįžti. Ir žinojau kodėl. Aš žinojau, kad jeigu mano vyras visiškai perims vaikų kontrolę, tie vaikai bus žalojami. Aš jau buvau mačiusi smurtą prieš savo sūnų. Aš žinojau, kad ir mano 5 mėnesių dukra patirs tą patį. Aš sakiau, jog privalau grįžti, jog privalau juos apsaugoti. Ir tada toji būtybė, gražesniu balsu už bet kokį žmogišką balsą, man pasakė: bet jeigu tu grįši, tu vis tiek būsi savo santuokoje. Ką tu darysi? Ir tuo momentu prieš mane pradėjo mirgėti vaizdai, kaip mažos filmo iškarpos. Blyksnis, blyksnis, blyksnis. Tai buvo visi smurto epizodai, kuriuos patyriau per tuos santuokos metus. Kiekvieną kartą po smurto jis atsiprašydavo bei bandydavo papirkti. Vakarienė, gėlės, įvairūs pažadai. Ir visada kartodavo: daugiau taip nebus, daugiau taip nebus. Bet vis būdavo. Tada man atėjo supratimas, jog problema nebuvo tik jis. Aš supratau, kad ne jis turi pasikeisti, kad aš galėčiau būti saugi. Aš turiu pasikeisti taip, kad galėčiau jį palikti. Aš turiu nustoti bandyti jį sutaisyti. Aš turiu pasitraukti. Ir tuomet aš pasakiau šiai būtybei: jeigu leisi man grįžti, aš pažadu, jog tapsiu pakankamai stipri jį palikti. Ir vos tik mintyse pasakiau žodį jį, gydytojas smogė kumščiu į krūtinę 2 kartą ir šį kartą širdis užsivedė. Atmerkiau akis. Aš vėl buvau kūne, su deguonies kauke ant veido. Visi buvo apstulbę, aš pati buvau apstulbusi. Pirmi žodžiai, kuriuos pasakiau: kas čia įvyko? Slaugytoja palinko prie manęs sakydama: nekalbėk, turime tavo būklę stabilizuoti. Maždaug 20 minučių jie darė viską, ko reikėjo, kad mano būklė būtų stabili. Kai man nuėmė kaukę, aš vėl paklausiau: tai kasgi čia įvyko? Aš buvau prie lubų, aš mačiau ir girdėjau viską. Neurochirurgas, stovėjęs šalia stalo, tik sumurmėjo kažką panašaus: o ne. Jis pamanė, jog pradėjau kliedėti bei fantazuoti. Bet aš nefantazavau, aš pradėjau vardinti detalės. Pasakiau, jog slaugytojas skambino dėl defibriliatoriaus, kad atvežė deguonies vežimėlį, kad atnešė širdies monitorių, kad mačiau tiesią liniją. Pasakiau, jog šie 2 vyrai gaivino mane ir keitėsi kas 2 minutes, kad vienas gydytojas pasakė: per daug laiko praėjo, jos smegenys bus mirusios. Ir kad ortopedas smogė kumščiu man į krūtinę 2 kartus. Kai visą tai papasakojau, neurochirurgo veidas pabalo ir ištįso. Jis buvo tiesiog šokiruotas. Jis sugniaužė kumštį, prisitraukė ranką prie šono ir galiausiai sušuko, kad jis nesiruošia čia stovėti ir to klausytis, ir išėjo iš kabineto.
Keista, bet man nuo to netgi palengvėjo. Tada ortopedas paėmė mano ranką ir ramiai paklausė: papasakok dar kartą, ką matei, kaip jauteisi, ką tu patyrei. Jis buvo nuoširdžiai susidomėjęs. Jis suprato, jog čia įvyko kažkas nepaaiškinamo. Po operacijos bandžiau gydytojų klausti, kasgi įvyko vakar per mielogramą. Bet visi pažvelgę į mano ligos kortelę sakydavo: atleiskite, bet nieko tokio čia nematau. Nežinau, apie ką jūs kalbate. Neurochirurgas taip pat tylėjo. Ligoninėje niekas apie tai su manimi nekalbėjo. Aš nei nežinojau, jog tai, kas su manimi nutiko, turi pavadinimą. Aš nebuvau skaičiusi jokių dvasinių knygų, nebuvau girdėjusi termino priešmirtinė patirtis. Aš tiesiog žinojau, jog tai buvo realu, taip realu, jog netgi dabar, kai pasakoju, užmerkusi akis galiu matyti tą šviesos būtybę, tyrimų kambarį, stalą, medikus, jų vietas ir jų judesius. Ta pačią dieną po operacijos atėjo mano tuometinis vyras. Jam papasakojau, kas įvyko ir ką mačiau. Jis pasakė: to negali būti, tau buvo haliucinacija. Tačiau aš tikrai žinojau, jog tai nebuvo haliucinacija. Ir vis dėlto aš apie tai tylėjau. Nes kamgi tu papasakosi, jog kabėjai prie lubų? Kamgi pasakysi, jog matei šviesos būtybę? Kas tavimi patikės? Taigi laikiau visą tai savyje ištisus 12 metų. Per tą laiką gyvenau, dirbau, auginau vaikus ir pamažu ruošiausi svarbiausiam – pabėgti nuo smurto. Aš rimtai bijojau, kad jis mane nužudys, jei pabandysiu pabėgti netinkamu metu. Aš vis laukiau tinkamos progos. Proga pasitaikė, kai jis išvyko į verslo kelionę į Kanadą. Aš iškart kreipiausi dėl apsaugos orderio ir informavau policiją, kad esu pavojingoje situacijoje. Ir tai buvo tai, kas man padėjo. Aš išgyvenau skyrybas ir pagaliau persikėliau gyventi kitur ir pradėjau kitą gyvenimą. Dabar, žiūrėdama atgal, aš matau tai aiškiai. Mano priešmirtinė patirtis buvo tarsi suplanuota mano gyvenime, kad aš pabėgčiau iš to pragaro, kad aš suprasčiau, jog mano misija nėra taisyti smurtautoją. Mano misija – apsaugoti vaikus ir išsaugoti save. Po skyrybų viduje buvau tokia išsigandusi, jog abejojau, ar aš kada nors dar norėsiu ką nors įsileisti į savo gyvenimą. Man atrodė, kad galbūt gerų vyrų nėra, kad galbūt saugumas šeimoje tai yra tik iliuzija. Tada aš pradėjau vieną paprastą dalyką. Prie lovos pasidėjau mažą užrašų knygelę. Joje rašiau tik teigiamas savybės. Kokio žmogaus norėčiau, jeigu iš viso kada nors vėl ryžčiausi pasitikėti kitu. Kiekvieną vakarą perskaitydavau tą sąrašą ir sakydavau: Dieve, aš nežinau, kas tas žmogus, bet aš žinau, kad tu tikrai žinai. Ir tada gyvenimas padarė keistą ir lemtingą posūkį. Mano 14-metis sūnus pradėjo draugauti su mergina netoliese, kaimynystėje, ir vieną dieną paprašė juos nuvežti į kiną. Jie paprašė, kad užsukčiau į jos namus jų pasiimti. Aš nuvažiavau, pasibeldžiau, durys atsidarė ir prieš mane stovėjo aukštas malonus vyras. Pasisveikinusi pasakiau, jog atvykau paimti jūsų dukros ir mano sūnaus į kiną. Jis pasakė: labai keista, nes jie paprašė, kad aš juos nuvežčiau į kiną. Ir man akimirksniu pasidarė aišku, vaikai bando suvesti savo tėvus. Aš buvau be galo susigėdusi. Vis dėlto į kiną nuėjome visi kartu, po to kartu su vaikais vakarieniavome. Ir po kelių mėnesių aš pradėjau suvokti kažką stulbinančio.
Savybės, kurias rašiau savo knygelėje, buvo jo savybės. Praėjus 6 mėnesiams nuo mūsų pažinties mes susituokėme. Ir dabar, kai tai pasakoju, praėjo 30 metų. Jis vis dar yra tas žmogus, kurį aš buvau aprašiusi savo knygelėje. Jau iki tol man buvo visiškai aišku, ką mano priešmirtinė patirtis padarė mano gyvenimui. Ji visiškai pakeitė mano požiūrį į mirtį. Ji pakeitė mano požiūrį į sąmonę. Ji pakeitė mane. Niekas manęs to nemokė. Toji patirtis mane išmokė daug daugiau, nei būčiau galėjusi suprasti iš knygų. Po kelerių metų įvyko dar vienas lūžis. Kartą savo draugiai, kuri dirbo slaugytoja mūsų ligoninėje, pagaliau papasakojau, kas man nutiko tada per mielogramos tyrimą. Ji pasakė: Barbara, tai vadinama priešmirtine patirtimi. Tai buvo pirmas kartas, kai išgirdau šį terminą. Ir dar pridūrė: internetas juk yra nemažai informacijos, pasižiūrėk. Aš ištisas dienas internete skaičiau ir klausiausi kitų žmonių pasakojimų apie jų išgyventas priešmirtinės patirtis. Ir mane tiesiog perskrodė suvokimas, tai iš tiesų yra tikra, aš nesu viena tokia. Tai turi pavadinimą, tai vyksta ir kitiems. Mano viduje atsirado jausmas, jog kai atidarai duris į kitą pusę, ji ima rasti kelią pas tave. Ir aš ėmiau galvoti, gal kita pusė klausosi visą laiką, gal ji nuolat bando pasiekti mus, o mes dažnai užsidarome. Aš nuoširdžiai norėčiau, kad žmonės suprastų, tai nėra kažkur labai toli, tai yra čia, jie yra su mumis. Aš jaučiu, kad mane visą laiką mokė, vedė, statė į situacijas, kuriuose galėjau augti, kol galiausiai pasiekiau tašką, kai galiu apie tai kalbėti nebijodama, kad kas nors mane teis, išjuoks ar netikės. Šiandien galiu apie tai pasakoti bet kam. Dabar tai ir darau. Kiekvieną dieną ieškau būdų perduoti tai kitiems. Aš noriu, kad žmonės gyvenimo pabaigoje galėtų matyti gerus dalykus, kad jie galėtų savo pasakyti: aš padariau kažką gero, aš paliečiau žmonių gyvenimus, aš padėjau kitiems. Tas džiaugsmas, kuris ateina padėjus kitam, yra vienas pozityviausių jausmų, kurį žmogus gali turėti. Kartais tai visai maži dalykai. Nusišypsoti kitam, padėti kažkam panešti nešulius ar savanoriauti. Aš savo vaikus vesdavausi rinkti šiukšlių paplūdimyje. Bandau kasdien rasti mažą veiksmą, kuris ką nors palengvintų. Mano priešmirtinė patirtis parodė, ką mirtis iš tikrųjų reiškia sąmonei. Ji parodė, kad visiškai nereikia bijoti mirties taip, kaip mes jos bijome. Taip, mes ilgėsimės to žmogaus, kuris išėjo. Taip, mums skaudės, bet tu vis tiek gali su juo kalbėtis. Tu gali jį mylėti. Tu gali mintyse pasakyti: aš tave myliu ir tave branginu ir linkiu tau džiaugsmo. Sąmonė yra tai, kas mes esame, ir visos mūsų patirtys augina mūsų sielą. Aš žinau, kad mes patys pasirenkame ateiti gyventi į žemę ir kad gyvenime nusistatome tam tikrus iššūkius, kurie mus augina. O gyvenimo pabaigoje mes tarsi pamatome, kaip mums sekėsi, kur pakilome aukščiau savo žmogiškumo, o kur nepavyko. Ir tada mes vėl grįžtame su naujais iššūkiais, toliau augindami sielą. Mes čia gyvename daugybę kartų. Ir kiekvieną kartą gyvenimas mums pateikia situacijų, kurios moko mus pakilti virš suvokimo, jog esu tik žmogus ir tapti kažkuo daug gražesniu.